Sveiki, esu humanitarinių mokslų daktaras Andrius Martinkus, tęsime mūsų pamąstymus apie kintantį pasaulį ir apie Lietuvos valstybės, lietuvių tautos vietą šitame kintančiame pasaulyje. Dėkoju už tai, kad žiūrite, už tai, kad prenumeruojate, už jūsų komentarus, už patiktukus. Netrukus minėsime valstybės dieną, Liepos 6. Oficialiai ji vadinasi Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Lietuvoje yra 3 su valstybingumu susietos šventės. Liepos 6 yra Lietuvos valstybės įkūrimo arba įsteigimo diena, vasario 16 yra Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir kovo 11 yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ne kiekviena valstybė turi tokią ilgą valstybingumo istoriją, kokią turi Lietuva. Aišku, Lietuvos valstybingumo istorija nėra tokia sena kaip, pavyzdžiui, Kinijos, Indijos arba Irano valstybingumo istorija, bet Lietuvos valstybingumo istorija yra sena istorija. Pasaulyje yra apie 200 valstybių. Lietuva pagal jos valstybingumo senumą patenka tarp 50 seniausių pasaulio valstybių. Beje, šiandien, Liepos 4, savo jubiliejų švenčia Jungtinės Amerikos valstijos. Šiandien sukanka 250 metų Jungtinėms Amerikos valstijoms. Lietuvos valstybė yra senesnė už Jungtinės Amerikos valstijas daugiau nei 500 metų. Lietuvos valstybingumo istorija prasideda 13 amžiaus viduryje. Lietuvos kaiminė Lenkija yra senesnė valstybė už Lietuvą, įkurta dar 10 amžiuje. O Lietuvos kaiminė Latvija kaip valstybė atsirado tik 1918 metais po Pirmojo pasaulinio karo. Latvija sukūrė savo valstybę tada, kai lietuviai atkūrė savo valstybę. O Lietuvos kaiminė Baltarusija yra dar jaunesnė valstybė. Kaip atskira nepriklausoma valstybė, Baltarusija atsirado po Tarybų socialistinių respublikų sąjungos žlugimo 1991 metais. O vakaruose Lietuva ribojasi su Rusijos Kaliningrado sritimi, kurios vietoje beveik 700 metų buvo kita valstybė – Vokiečių valstybė. Lietuvos valstybė atsirado 13 amžiaus viduryje būtent kaip priemonė gintis nuo šitos Vokiečių valstybės. Tai yra nuo kryžiuočių ordino. Ir priešintis šitos Vokiečių valstybės ekspansijai, plėtrai arba veržimuisi į rytus. Lietuvos valstybės karas su Vokiečių arba Teutonų ordinu truko beveik 200 metų. 10 aukštaičių ir žemaičių kartų gyveno ir mirė šio karo eigoje, kuris lietuviams buvo egzistencinis karas, tai yra karas dėl išlikimo. Jeigu Lietuvos valstybė būtų neatsilaikiusi, jeigu Lietuva būtų vokiečių užkariauta, labai didelė tikimybė, kad lietuvius ištiktų prūsų tautos likimas ir šiandien čia niekas lietuviškai nebekalbėtų. Bet Lietuvos valstybė atsilaikė. Lemtinga pergalė kare su Vokiečių ordinu tapo Žalgirio mūšis 1410 m. Liepos 15 d. Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės kovėsi ir tūkstančiai karių iš stačiatikių žemių, kurios dabar priklauso Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos valstybėms, o anuo metu priklausė Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Žalgirio mūšis buvo bendra rytų Europos tautų pergalė prieš Vokiečių ordino veržimąsi į rytus. Lietuvos ir Lenkijos pergalė Žalgirio mūšyje sustabdė šį veržimąsi net 500 metų. Savo pastangas brautis į rytus vokiečiai atnaujino tik 20 amžiuje, pirmajame ir antrajame pasauliniuose karuose. Ir šiuose karuose didžioji dalis Žalgirio mūšio nugalėtojų palikuonių išvien kovėsi su vokiečiais. Pirmajame pasaulinėme kare kaip Rusijos imperijos piliečiai, o antrajame pasaulinėme kare kaip TSRS piliečiai. Reikia prisiminti, kad lietuviai nedalyvavo vokiečių kare su TSRS taip, kaip dalyvavo latviai ir estai. Latviai ir estai vokiečių kariuomenėje turėjo savo atskirus dalinius – SS divizijas. Lietuvoje suformuoti tokią diviziją vokiečiams nepavyko. Beje, SS diviziją turėjo ukrainiečiai. Ji buvo suformuota vakarų Ukrainoje. Bet absoliuti dauguma ukrainiečių kovėsi TSRS pusėje,
kovėsi prieš vokiečius kaip ir Žalgirio mūšio laikais. Negana to, po rusų būtent ukrainiečiai į pergalę prieš vokiečius įnešė didžiausią indėlį. Ukrainiečių indėlis į pergalę prieš vokiečius Antrajame pasaulinėje kare yra didesnis negu Lenkų indėlis. Šiandien šioje istorinėje geopolitinėje erdvėje turime visai kitokią jėgų konfigūraciją. Žalgirio mūšio nugalėtojų palikuonys šiandien galimo naujo pasaulinio karo išvakarėse yra skirtingose barikadų pusėse. Vienoje pusėje yra Rusija ir Baltarusija, kitoje Lenkija, Lietuva ir Ukraina. Lenkija, Lietuva ir Ukraina šiandien yra vokiečių pusėje. Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo vokiečių kariuomenė atėjo į Lietuvą. Bet čia reikia patikslinti, į Lietuvą atėjo ne šiaip vokiečių kariuomenė, bet ta kariuomenė, kurią atsiuntė Vokietiją valdantis globalistai. Dabartinė Vokietijos valdžia yra viena aršiausių globalistų karo su Rusija Ukrainoje šalininkių. Kaip ir Lietuvos globalistinė valdžia. O dabartinis Ukrainos režimas niekina tos ukrainiečius, kurie kovojo su vokiečiais Antrajame pasaulinėje kare ir garbina tos ukrainiečius, kurie kovojo vokiečių pusėje Antrajame pasaulinėme kare. Garbina tos ukrainiečius, kurie kovojo Hitlerio pusėje. Dabartinis Ukrainos režimas sutiko paversti Ukrainą globalistų karo su Rusija placdarmų ir ginklų bandymų poligonų. Ukraina yra paversta globalistų placdarmų jų žygyje užkariauti rytus. Tai yra nugalėti Rusiją ir užvaldyti jos resursus. Ir Lietuvos globalistinis režimas yra pasiruošęs Ukrainos pavyzdžių paversti Lietuvą tokių globalistų placdarmų. Jei karą su Rusija reikės pratęsti už Ukrainos ribų. O tikimybė, kad jį reikės pratęsti už Ukrainos ribų, yra deja didelė. Globalistams negaila nei Ukrainos, nei Lietuvos. O man gaila senos Lietuvos valstybės, kurią gali pražudyti globalistinio Lietuvos režimo politika.